tada apie erkės, jau buvo užsiminta, kad vis tik tai pernešėjų plintančioms lygoms susidaro kuo toliau to palankesnės sąlygos ir savo ruožtu atsiliepdami į Pasaulio sveikatos organizacijos būtent paskelbtą šūkį, kalbant apie mažus įkandimus ir didelės grėsmės, mes paskelbsim balandžio 7 žurnalistų rašančių užkrečiamų lygų temomis konkursą. Na ir ypač didelį dėmesį šiais metais skirsim į mokslų pagrįstos informacijos būtent apie skiepus teikimui. Ir aš manau, kad tokie pavyzdžiai kaip gerbiamos Ugnės, galbūt vis tik tai padėtų, kuo toliau, to labiau keisti situaciją į geresnę pusę. Jau buvo užsiminta, kad Lietuva priklauso prie tų šalių, kur ir erkių paplitimas, ir erkių plintančių lygų paplitimas yra gan didelis. Jis atsispindi šitoj skaidriai. Kalbant apie vakcinaciją, kaip čia pasakius, matot, šiek tiek turim augimą, bet vis tik tai, jeigu, sakysim, rekomenduojama, kad reikia skiepytis užsieniečiams vykstantiems į mūsų šalį, rekomenduoja pasiskiepyti, o mes čia gyvenantis vis tik tai šito dar vengiam ir vis toliau diskutuojam apskritai, verta ar neverta skiepytis ar nesiskiepyti. Ignoruojam galbūt seniai aiškės nuomonės ir įrodytus faktus, tame tarpe Pasaulio sveikatos organizacijos apie skiepus. Reflektuodami į tai, užkrečiamų lygų ir AIDS centro website mes pradėjom rubriką dažniausiai užduodami klausimai apie skiepus. Žinau, kad ir daktarė Razmuvienė, ir jos kiti skyriaus kolegos ištisai atsakinėja į klausimus, į piliečių užduodamus klausimus apie skiepus, apie šią situaciją, apie mūsų gerbamo ministro ir kitų kolegų iniciatyvą, kad galbūt vis tik tai pagalvoti apie tai, kaip padaryti iki mokyklinio ugdymo įstaugas saugesnės. Liūdnina tai, kad kai kurie paklausėjai, jiem net nereikia atsakymo. Jie galvoja, kad jie žino ir gavę mokslų pagrįstą atsakymą, kuris jų netenkina, kai kurie užduoda dar piktesnį klausimą ir diskusiją. Iš vienos pusės visą tai nenaujanti, vakciniai judėjimai yra pakankamai seni, prasidėjo nuo tada, nuo kada prasidėjo ir vakcinacija. O turbūt realija šiandien ir būtų ta, kad dauguma ir tėvų, ir nori atkreipdėmėsi medikų, kolegų, paprasčiausiai pamiršo apie kai kurias ligas, tokias kaip prieš tai buvo rodyta, sakysim, poliomielitas ir panašiai, ir sureikšmina pašalinės reakcijas, nekreipdami dėmesio į mokslą, o paprasčiausiai kažkur kažkas sakė, kai tuo tarpu tų pašalinių reakcijų, kaip matot, arba tų nepageidaujamų reakcijų, gal kitaip reiktų pasakyti. Galbūt jinai nebus pašalinė, išskyrus, sakysim, jeigu neteisingai atlikta BCG skiepas. Sureikšmina, kai jų ir kaip matot, sunkių nėra, visos privalo būti registruotos. Pirmiausiai, mes turėtume turbūt aiškinti, kad žmonės surastų ir suprastų, kad vakcinos gali užkirsti kelią lygoms. Surasit mūsų dalomoje medžiagoje taip pat kartu su Pasaulio sveikatos organizacija parengtą lankstuką, ką vis tik tai tėvai turėtų suprasti, jeigu prisima atsakomybę neskiepyti savo vaikus. Ir norėčiau atkreipdėmėsi, kad dėja situacija yra tokia, juk mes puikiai žinom, kad žiniasklaida pelnosi iš ko? Pelnosi iš mūsų dėmesio. Ir lengviausiai turbūt dėmesį susilaukti tada, kai mes kalbam apie kažkokias emocijas, nepagristais faktais. O jeigu turim galimybę diskutuoti ar kritikuoti kuo žinomesnį žmogų, nesvarbu, ar tai bus, sakysim, profesorius, ar tai bus ministras, ar kitas politikas, tuo daugiau sulauksim žiniasklaidos dėmesio, žiniasklaidos eterio. Ir toliau jau ką atsirinks žmogus, jau kartais yra sudėtingai nuspėti, to labiau, kad labai svarbu yra tas vadinamas lygiųjų švietimas, kai toks tokiam perduoda informaciją. Ir ypač šiais laikais, kai kalbam apie socialinę mediją,
apie internetą, kur gali rašyti bileką, bilekas ir susiranda toks tokį ir pastiprina vienas kitą. Daėjom iki tokių absurdų, kaip, sakysim, kažkokie, neaiškus visiškai samprotavimai, kurie yra platinami piliečiams, tame tarpe gydytojams ir tarsi atsiranda nauja, nežinau net kaip išsireikšti, piliečių kategorija, kovotojai su vakcinomis, kurie patys galbūt net nesupranta, su kuo ir kaip jie kovoja, jau nekalbant apie jų išsilavinimą. Ir paskutinė dalis mano pranešimo apie tai, ką vis tik tai sako visuomenės nuomonės tyrimai. Ir konkrečiai, sakysim, šito tyrimo tikslas buvo suprasti ir visuomenės, ir medikų atstovų nuomonę apie sveikatą ir apie vakcinas. Trumpai šnekant, gyventojai savo sveikatą vertina geriau, negu ją vertina medikai. Kalbant apie tai, tik ar ne, jau gali susirgti gripu. Kaip matot, virš 50% atsakė, kad labai tikėtina, kad susirgs. Ir apie 35% tiki, kad ir erkinio encefalitų gali susirgti. Bet kitas klausimas, kad kaip saugosi, tai kaip prieš tai mano buvusiam humoristiniam piešinėlyje. Geriau pabūti grinam ore, ką nors tokio, kaip sakant, lengvesnio, o skiepytis, kaip matot, labai maža dalis supranta, kad tai svarbu. Kas yra skiepai, dauguma iš vis nesupranta, kuo ypatinga būtent šita apsaugos priemonė. Tarsi kaip tam multiplikaciniam filmukė bakst ir viskas, o kas tie skiepai, nei maistas, nei vaistas, nei papildas, o papildai dabar, žinot, kad tam tikra kategorija žmonių ypač juos propaguoja, o tiesiog kažkoks švirkštas su skysčiu. Pamiršta apie tai, kad mūsų imuninė apsauga antiek yra sudėtinga ir įdomi, ir jeigu pabandyti padiskutuoti, o kokią ten tą imuninės sistemos grandį atseit greuna tie skiepai, tai apie tai diskusijų jokių net negali būti, nes paprasčiausiai tie žmonės neturi tokių žinių. Savo ruožtu noriu atkreipdėmėsi, kad dalomoje medžiagoje jūs rasit šitą videofilmą mūsų įdubliuotą lietuviškai, kur taip pat galbūt jums padės, geriau ir patiems suprasti ir perteikti žinias savo pacientams ar savo klientams, jeigu kas dirbat, ar mokyklose, ar panašiai, kaip veikia ta imuninė sistema. Ir būtent, kad mes pirmiausiai turėtume daugiau žinių ar argumentų kalbėti ir remtis ne mitais, ne nuogirdom, įsitikinimais, o būtent mokslu pagristais faktais. Deja, dar vienas liūdnas faktas, kad vis tik tai dalis medikų, šnekėkime atvirai, turbūt buvo prastai paruošti dėl tam tikrų galbūt ruošimo programų netobulumo. Jie patys turi mažai žinių arba patys pasiduoda kai kuriom antivakcininiam isterijom. Ir, sakysim, kitas mūsų užsakymo atlikto tyrimo duomenys rodo, kaip matot, 54% gyventojų pritarė skiepams, tiek pat nepritarė. Bet dauguma mano, kad jiems reikia daugiau dėmesio, daugiau žinių apie tai. Ir savo ruoštų, žiūrėkit, kalbant apie šeimos ir bendrosios praktikos gydytojus, dalis jų, 43% pacientų iš vis nėra gavę iš savo bendrosios praktikos gydytojų jokių rekomendacijų apie skiepus. Bet perfrazuojant šitą amerikiečių tyrimą, galim pasakyti tą faktą, kaip sako, kad jeigu tu ateini pas viršininką su savo nuomonė, tai išeini iš jo su jo nuomonė. Tai žiūrėkit, netgi turėdami neigiamą nuostatą apie skiepus, pacientai apsilankę pas savo gydytoją, kuris aiškiai turi teigiamą nuostatą ir žino ir sugeba ją perteikti pacientui, matot, 70% pacientų pakeičia ją. Būtent mes, kuo toliau, to daugiau stengsimės būtent teikti tokios medžiagos, kaip kalbėti ir ką daryti apie tai. Ir savo ruoštų užkrečiamų ligų ir AIDS centras dalyvauja Baltijos gyvybei pavojingų infekcijų kontrolės tinkle. Matot, išvardintos šalis, kurios dalyvauja. Ir svarbu tai, kad tarp šitų uždavinių šito tinklo uždavinių yra keitimasis gerąją praktiką ir specialistų mokymas. Pirmame etape planuojami seminarai apie gyvybei pavojingas virusinės infekcijas, virusinius hepatitus, živ ir vakcinų valdomas infekcijas.
Matot mūsų partnerius, universitetą, kolegiją. Taip pat antrame etape planuojama, kad šitie mokymo modulis būtų perkeltas į internetinę erdvę, na ir toliau adaptuotas, koreguotas į kitas kalbas, į rusų, anglų ir kitos šalis, jeigu norės. Savo ruožtu noriu Jūs pakviesti, kas dar neužsiregistravę, dalyvauti ne moksliniam renginį šito tinklo, bet balandžio 28-29 dienomis Vilniaus kolegijai būtent bus viešų paskaitų ciklas nurodytom temom, dalyvavimas nemokamas. Taip pat aptarėm su visuomenės sveikatos biurais, kad balandžio birželio mėnesį organizuosim visuomenės sveikatos priežiūros specialistų dirbančių mokyklose ir iki mokyklinio ugdymo įstaigose kvalifikacijos kėlimo vakcinacijos tema. Ir šituose rūmuose balandžio 23 planuojam Lietuvos specialistų internetinę diskusiją, transliaciją būtent vakcinom valdomų infekcijų temomis. Noriu kreiptis į visus, kad siųskit mums pačius sudėtingiausius, labiausiai jums rūpinančius klausimus arba į kuriuos neturit atsakymų ir panašiai. Pabandysim atsakyti internetinės transliacijos metu, lygiai taip pat kaip ir jos metu priimsim iš jūsų klausimus. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad visuomenės sveikatos priemonės dažnai nematomos ir tinkamai nevertinamos, įskaitant skiepus, kuomet jos yra efektyvios, kuomet nepavyksta, serga ir miršta mūsų kaimynais. Ir dar vieną iniciatyvą metų pabaigoje sieksim išsiaiškinti ir motyvuoti aktyviausiai vykdančius gyventojų švietimą šitoj srity, visuomenės sveikatos centrus ir biurus. Dėkodamas uždėmesį noriu priminti, kad mūsų interneto svetainėje yra galimybė paspaust nuorodą, įvesti savo elektroninį paštą ir jūs visą laiką gausit visas mūsų naujienas. Sudomins, perskaitysit, nesudomins, ištrinsit. Ačiū uždėmesį.